Tęsėme draugę su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru rengiamą rubrikų ciklą Ar žinojai, kad? Kiekvienais metais rudenį vyksta Europos judrioji savaitė, šiemet jį paskelbta rugsėjo 16-22 dienomis. Jau antrą savaitę klausytojus kviečiame dalyvauti įvairiuose renginiuose, kurie skatina judėjimą. Tai ir tradicinis dviračių žygis, kuriame sudalyvavo daugiau kaip 200 dviratininkų. Pėsčiųjų žygis po miestą Marijampolėje, susitikime čia, kuriame buvo sulaukta beveik 50 vaikščiotojų. Pirmadienį Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento iniciatyva buvo matuotas automobilių išmetamųjų dujų kiekis. Buvo patikrinti 42 automobiliai, kurių išmetamųjų dujų kiekis atitiko normą. Pasak departamento atstovo galima pasidžiaugti, kad vairuotojai patys atvyko pasitikrinti. Tik liūdina faktas, kad tarša rūpinasi vyresnio amžiaus automobilių savininkai. Vakar marijampoliečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti leistis į 45 km naktinį žygį, dviračių žygį. Ir labai simboliška, bet dviratininkų susirinko taip pat 45. O šiandien judriąją savaitę vainikuoja Tarptautinė diena be automobilio. Taigi visą šią dieną viešojo transporto autobusai 2, 3, 3A, 4, 6, 9, 10, 11 ir 16 keleivius vežios nemokamai. Šios iniciatyvos tikslas - aplinkos užterštumo mažinimas ir skatinimas visuomenę sveikai judėti. Ir visai neatsitiktinai šiandien pas mus vieši visiems gerai žinomas žmogus. Galiūno turnyro tėvas, dalyvis ir organizatorius, sunkiosios atletikos treneris, užauginęs olimpinį medalininką ir aktyvų judriosios savaitės dalyvį Alvydą Kirkliauską. Labą rytą. Labas rytas, klausytojai. Na, galiu pasakyti, ta prasme, niekas turbūt nenuneigs fakto, kad esate sportiškas žmogus, bet atvirai pasakius, esu maloniai nustebintas sužinojus apie dar vieną jūsų pomėgį, tai vaikščiojimą. Ar senai vaikščiojate? Na, aplamai tai mes esame vaikščiojančių karta, nes vis tik mūsų vaikystė ir jaunystė praėjo be automobilių. Neturėjome šeimoje automobilių, taip kad mokykla, bažnyčia, visur reikėjo pėsčiomis. O ar tai reikėtų turbūt patikslinti, kad mes visi judame iš taško A į tašką B, bet čia jūs vaikščiojate tikslingai. Tai mes nuo taško B vaikščiam, bet tačiau kaip 2 mėnesius vyko tokia mūsų projektėlis, vyko pasivaikščiamo, pastebėjome, kad tas pasivaikščiojimas, o kaip sako, nuo taško B, tai jeigu vidutiniškai siūloma į dieną įveikti 10 000 žingsnių, tai įveikiam buityje 2-3 tūkstančius. Vat ir taškas A ir taškas B. Jo, tai aš ir sakau, kad ta prasme tai nereiškia, kiekvienas pasakytų, tai aš irgi vaikščioju. Tai čia yra vaikščiojimas, yra greitasis toks spartus vaikščiojimas, kada dirba ne tik tai kojos ir rankomis ir jis gaunasi spartus vaikščiojimas. Jeigu neturint žingsniamačio, aš galiu klausytojams patarti, reiškia nuimti laiką ir per 10 minučių nueinama panašiai nuo 1004 iki 1005 intervale. Toksai yra žingsnių. 400 iki 1500 pagal spartą, bet vidutiniškai 1400 tikrai sparčiai eidami jūs įeisite. Tai ta prasme, tai jau galima būtų vadinti jau to vaikščiojimo tikslingu. Tikslingu, greituoju. Ta prasme, tu turi per 10 minučių nueiti 1400. Neturi, bet tiek nueini. Tiek aš nueinu, aš įsimatavęs. Ai, bet tai jūs kiek metų vaikščiojat? Vaikščiam, čia tas vaikščiojimas kaip alternatyva bėgimui. Kadangi aš esu truputį, man sąnarys buvo operuotas ir bėgimas nėra patartinas bėgioti, meniskas išoperuotas, taip kad vaikščiojimas man dabar pats tas, ką reikia daryti. Tai o kodėl reikia vaikščioti? Vaikščioti reikia. Kuo tai naudinga? Naudinga, aš nedaktariškai pasakysiu, bet kaip... Taip, čia būtent kaip žmogus praktikuojantis tokius dalykus. Kaip praktikuojantis, kadangi tai aiškina apie pagalba kraujagyslių, širdies darbui, tai čia iš tikrųjų taip yra. Čia jau nenuneigsi. Jeigu žmogus tik gulėsi ir skirtingai vaikščiosi, tai vis tiek širdies darbas suaktyvės. Kraujagysliam bus geriau. Bet aš dar noriu pasakyti apie tokį romantišką dalyką. Saulės patekėjimas. Pramiegame, saulės nematome. Pavasarį sodų žydėjimas. Po to birželio mėnesį šieno kvapas. O paskui liepų žydėjimo kvapas. Štai tokie rytiniai dalykai, kurie žmogų nuteikia visai dienai, teigiamai nuveikia.
Tiesiog man. Jo, ar galima būtų, ta prasme, taip eitų suprasti, kad pats tinkamiausias metas vaikščioti yra rytai? Ryte. Aš vaikščiu ryte. Man tai yra patogiausia, kadangi esu anksti keliuosi. Ir man patogiau. Aišku, labai geras pasivaikščiojimas yra ir prieš miegą. Prieš miegą, kad tu ramiau viskas nurimtų sistema, tai labai puikus pasivaikščiojimas. Aš vaikštau ryte. O turbūt dažnas matė ir iš ties labai yra išpopuliarėjęs toksai dalykas kaip vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis. Ir ten vaikščioja, aš asmeniškai pati esu mačius ne kartą, kaip būriais vaikščioja. O jūs vaikščiojat būriais ar po vieną? Kaip šeimos nariai šitą pomėgį jūsų žiūri? Šeimos nariai vaikšto ir žmona. Pabandėme mes čia kartu vaikščioti, nusivyliau, ne žmona nusivyliau, aš nusivyliau todėl, kad bevaikščiant atsiranda kažkokia tema. Pradedam kalbėti, lyg tai nesutampa nuomonės ir reikia apsisukti, einam vienas į Stachanoviečius, o kitas į Degučius. Išsiskiriame. Laikinai išsiskiriam, bet susitarėm, kada susitiksim namuose. Na ir pagal laiką mes jau namuose abu du kartu ir vėl rašom taikos sutartį. Supratau. O ta prasme, tai netinkamas užsiėmimas grupiniams dalykams? Na, aš galvoju, jisai grupiniam, kada vyksta akcija, labai malonu ir grupėje vaikščioti, bet aš kažkaip pripažįstu individualų ir matau, ir netgi ryte, kai sutinku Degučių čia šitoj teritorijoje, vakar sutikau tokią moterį, Danguolė vardas, pasikalbėjom, jinai kaip tik vaikšto su pagalba lazdų, labai patenkinti, pastovi Visuomenės sveikatos biuro visų užsiėmimų lankytoja, labai džiaugiasi tomis paslaugomis, kurias teikia mūsų biuras. Tai jinai vaikšto pagal poreikį, jinai sako, aš kasdien nevaikšto, bet atsikeliu ir atrodo, tikrai man šiandien reikia būtinai eiti. Tai kiekvieno požiūris ir kiekvieno asmeninis. Negali pasakyti, būtinai kelkis, būtinai vakare bėg, kaip kas sugebame. Kiekvienas turėjo įsiklausyti į save. Taip, į organizmo vidinį tokį, kad man reikia. Supratau. Dviračių taip pat pasirodo, jūs minate ir dviratį, nes dalyvavote faktiškai visuose šios judriosios savaitės renginiuose. Visuose dalyvavau ir labai stebiu. Vienam nesudalyvavot, sakėt, nesimatavot išmetamųjų dujų kiekį. Aš išmetamųjų nematavau, kadangi neseniai technikinė praėjęs automobilis, tai kad galvoju, kad viskas tvarkoja. Bet prie progos patikrinsiu. O taip aš dalyvau abiejose žygiuose, labai sekmadienio žygis patiko, kada šeimos tikrai pagirtinai ir šeimos dalyvauja ir vyresnio amžiaus, kadangi čia tam naktiniame vyresnio amžiaus nedalyvavo žmonės, jau mes skaitėmėsi vyresni su kolega iš Virbicko, iš trenerių, tokie prie vyresnių. O taip, jeigu aš eilį metų apdovanoju vyriausiai dalyvį ir šiais metais vyriausias dalyvo 305 gimimo, 82 metai. Gražu žiūrėti. Žvalus, ir jų buvo dar 306, 305, dar kitas buvo, jų susidaro grupelį. Ir kas dar juos stebėtina, senoviški dviračiai, be jokių ten bėgių, mina jie kartu visoje grupėje, tiesiog pavyzdys. Man aš ir kalbėdamas visą laiką sakau, tai pavyzdys, reiškia, mums visiems dar nenusenusiems ir jaunesniems, tai vyresnio amžiaus žmonės ir vaikučiai, kurie taip pat pramina tą visą žygį 20, sekmadienį, kur buvo žygis 21 kilometras, ir jie su mažais dviratukais, kuo puikiausiai įveikia trasą. Bet kaip jūs manote, kas turėtų skatinti tokius dalykus, ką reikėtų daryti, kad žmonės pradėtų judėti, kur matot, sakykime, problemas, skylės, kurias reikėtų lopyti ir taip žmonės priversti pajudėti daugiau? Aš kaip pradžioje pasakiau, kad mes vaikščiančių kartą, kadangi neturėjome automobilių, tai dabar aš kartais sustoju čia prie Rygiškių gimnazijos, reikia pastovėti ir matau, kai veža tėvai vaikus į mokyklą. Jo labiau aš savo gatvėje, kur gyvenu, jeigu pavėluoji 5 minutės ir jau tau išvažiavimas yra sudėtingas. Nes važiuoja, daro dešinį posūkį čia iš kitų rajonų ir važiuoja į Rygiškių gimnaziją Patuturaitį. Tėvai brangieji, iškelkite jūs tuos vaikus, duokite jiems šalto procedūrą ryte, nusiprausite, gokutys prasiplečia ir aš nekalbu apie mažulius, kuriuos reikia saugiai nuvežti, bet jau vyresnio amžiaus, jau moksleiviai, tai eikite pėsčiomis ir bus tai tik į naudą. Tai gal tėvai bijo, kad jie eidami nusuks neras mokyklos? Jie ir taip nueis pro kampą atvežti. Tai dar bus didesnė nuoskauda, kad atvežė ir nepapuolė. O kaip ateis, tai nors nauda bus, kad pajudėjo.
O iš tiesų daug metų vaikščiojate ir turėtumėt greičiausia daug patarimų žmonėms, kurie tik pradeda vaikščioti. Ką reikia žinoti pradedant vaikščioti? Aš galiu padaryti, nedarykit, ką aš darau. Tai buvo geriausias patarimas. Nes aš jau porą kartų esu taip jau nukentėjęs nuo neteisingo pasirinkimo avalynės. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Kad ten vandenėlio nepaimsi, tai kitas duos atsigerti, bet reikia turėti apsiauti teisingą avalynę. O avalynė turi būti storesnio pado avalynė turi būti. Kad jūs ne... O man teko tai vieną kartą, galvoju, palengvinsiu, bus lengviau eiti. Ir pritrynė labai nagus šitoks anekdotiškas reikalas, tiesiog nagai pakraujavo, jie netgi nukrito nagai, kojų nagai, taip iki tokio lygio. Kada jie nejautė, o po to žiūrai, kad jau blogai yra. Arba nuospaudos taip, kad reikia. Tai, žodžiu, pats svarbiausias dalykas, norint vaikščioti, reikia nusipirkti avalynę skirtą kam vaikščiojimui, gal neskirta, bet tokia, kaip kabutėse pasakytume, pridirbta tokia, kuri nebūtų nauja ir neišbandyta. Ir didesnė kelionė reikia jau, kad avalynė būtų išbandyta. Tai porą mėnesių, paskutinius vasaros mėnesius, Liepą ir rugpjūtį, buvo paskelbta akcija, kur marijampoliečius skatino žingsniuoti ir skaičiuoti savo žingsnius. Šioje akcijoje, kaip suprantu, ir jūs dalyvavote ir ypatingai tokių neblogų nuotykių išvykę į Braziliją patyrėte. Kaip vaikščiojimas tenai buvo? Dalyvavo šitoje projektėlį. Na ir direktorė visomis nustebo, kad aš ir Dežaneire nusivežiau žingsnę matyti. Aš nusivežiau ir tenais, kadangi nenorėjau, kad tai būtų trukimas tos projekto, kadangi pabaigoje rugpjūčio buvo suvesti rezultatai. Na ir ten, iš tikrųjų, tai mes savo liniją šį kartą turėjom gerą ir viskas buvo tvarkuoti. Tačiau vieną dieną mes paklydome ir man teko visa grupelė, viens bijau pasileisti tokiam dideliam mieste ir įveikiau 30 000 žingsnių. Per paklydimą. O šiaip kiekvieną dieną, kadangi reikėjo tą olimpinę areną ir metro, ir eiti iki metro, ir iki arenos labai didelį atstumą, taip kad kiekvieną dieną taip įveikdom po 10, 12 ir su trupučiu 1000 žingsnių. O Lietuvoje vaikščiojate jūs kiekvieną dieną? Kiekvieną rytą. Ir kiek? Kiekvieną rytą? Tai rytą aš nusisprendžiu, kad man tos 10 000 įveikti nemažiau, tai aš einu valandą laiko, tai būna panašiai 9 000 žingsnių, o paskui visą kitą pridedu, kiek esu jau būtyje. Tai ką palinkėtumėte tiem žmonėm, kurie svarsto sveikiau pradėti gyventi? Kaip apsispręsti ir kaip save paskatinti iš tiesų vieną rytą? Dar aš norėjau sustoti, tas paskatinimas, ta motyvacija tokia. Reikia vis tik pagalvoti, dabar praėjo parolimpinės žaidynės, ne? Taip. Ir aš stebiuosi ir džiaugiuosi ir aukštinu to žmonės. Vakar buvo sutikimas jų vakare, tiesiog spaudžia ašarą, kaip žmonės su negale sugeba įrodyti, kad jie yra labai, labai kieti. Ir aš pažiūrėjau nuotraukas galerijų, su kokiam traumam žmonės, tai mes irgi pagalvokim, būdami, negalime atsakyti, kad sveikas, niekad sveikata girtis nereikia, bet jeigu mes galime tą daryti, galim vaikščiom, galim bėgioti, galim eiti į sales, tai mes tą ir darykime ir motyvuokimės į žmonių su negale. Jie mums yra pavyzdys ir tuo reikia remtis. Ir tada galvyti perprogramuoti ir pirmin ryte ar prieš pietus ar po pietų į parkus, į mūsų dabar nuostabius parkus. Iš tiesų. Jo, į nuostabius parkus. Prasidės, auksinis ruduo, lapai kris, vėl grožis. Žiema vėl savotiškas. Pastebėkite grožį, džiaukitės jo ir busit sveikesni. Tai dėkui Jums už apsilankymą ir įdomų pasakojimą. O norėdami mes, kad rubrikos būtų kuo naudingesnės jūsų kasdieninėme gyvenime, kviečiame klausimus ir pasiūlymus siųsti elektroniniu paštu noriugirdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie veiklą, renginius, užsiėmimus rasite biuro svetainėje adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkitės savo ir artimųjų gerą savijautą patys. O mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.